labas visiems. Senai bedariau video iš mašinos vairuojant. Bet turiu minutę dar iki klientės. Minutę daugiau biškį. Tai galvoju pasidalinsiu, nes ši savaitė tokia truputį keista. Praktiškai visi klientai, ką turiu, daugiavaikiai. Bet tokia rimtai daugiavaikiai. 5, 6 vaikai, 4 vaikai. Ir labai smagu bendrauti su tokiom mamom, kurios, tikrai su iššūkiais gyvena. Net juokiamės, kad reikia pagalvoti, prisiminti visų tiksliai gimimo datas. Bet kas smagiausia iš tikrųjų, kad šnekant su tėvais, kurie turi daug vaikų, jų atsakomybė už juos. Tai tas labai džiugina. Ir kaip pagalvoju, taip, tie mūsų mažuliukai, kartais nebejau tokie mažuliukai, tiek ūkių, tiek metais, bet vis tiek jie mūsų. Nutikus nelaimiai, sakykime, susirgus kritinę ligą, dėja, bet vėžys nieko neaplenkia nei vieno. Ir tas yra labai baisu ir nėra amžiaus limito tai ligai, ne? Draudimuose gali būti tikrai didžiulės išmokas. Ir apsidraudus ir tėčiui, ir mamai, vaikų kritinės ligas gali būti draustas netgi daugiau negu 200 tūkstančių, 300 tūkstančių. Tai yra tokios sumos, kurios gali būti pridėtas jūsų draudimuose, ne? Taip, vidurkis daugiau mažiau visą laiką būna apie 25 tūkstančius kritinės ligas vaikams draustas, bet yra kelias kompanijas, kurios leidžia vaiką apdrausti, vaiko kritinės ligas apdrausti iki 100 tūkstančių. Ir yra netgi tokių kompanijų, kur ir tėtis, ir mama gali apdrausti vaikui ligas 100 tūkstančių. Ir jeigu tėvelio draudimai yra atskiri, o ne joint, tai ir tėčio, ir mamos draudims išmokės vieno ir to pačio vaikučio ligos atveju. Tai skaičiuojam, labai viskas paprastai skaičiuojant, tai gaunas 200 tūkstančių, kas yra tikrai didžiuliai pinigai, gelbėjantis surasti privačius daktarus, gauti privatų gydymą, gauti gydymą čia ir dabar ir greitai. Tai yra dideli reikalai, labai dideli. Ir vakar, sakykime, tikrinom su viena šeima, kokie tie variantai galimi. Ir su viena kompanija, kai mes uždėjom tėveliam 100 tūkstančių vaiko kritinės ligas, tai tas įdėjo prie draudimo 11 svarų. 11 svarų per mėnesį vaikui apdraudžia 100 tūkstančių kritinės ligas. Kritinių ligų yra 85 sąraše, būtent tuo atveju, ką aš šneku. Tai yra beprotiški pinigai, iš tikrųjų tai yra beprotiška išmoka, bet tai kainuoja tik 11 svarų per mėnesį. Tai labai kažkaip smagiai šią savaitę dirbasi, todėl kad taip jau pasisekė, taip jau teko bendrauti su tais tėveliais, kurie labai atsakingai tą žiūri ir jau geriau savo mažesnį daros draudimą, bet vaikų didžiausius, kiek tik įmanoma, ne? Ir kaip pagalvoju, kai šeimoje yra 5 vaikai ir jie visi apdrausti po 100 tūkstančių, realiai net ne po 100, o po 200 tūkstančių, todėl kad ir tėčio, ir mamos draudimus išmokės. Ir jeigu neduok svietę, šnekam, nežinau, vėžys vaikui vienam, ir po pusmečio kitam vaikui vėl kažkas, sakykim, tai jau išmoka gauta 200 tūkstančių, kits vaiks susirgęs iš tų 5 irgi 200 tūkstančių. Tai dabar man pasakykit, tas 11 svarų yra baisuliniai daug pinigų per mėnesį, neįmanoma ir išgirstu kartais, neapsimoka, nesąmonė. Verta apie tai žinoti, verta apie tai kalbėti ir dalintis ir visą laiką verta patikrinti kainą, kas būtų, jeigu būtų, nes, o dievai,
su tom ligom ir ligelėm, nei viens nieko nesuplanuosim, nei viens nieko nežinom, jau dėl savęs mes nieko nežinom, o ką šnekėt apie kitus, netgi jeigu ir šnekam apie savo pačią vaiką, niekada nežinom, kada kokia liga už kampo, arba kada koks įvykis, taip kad būkit protingi, būkit atsakingi tėvai ir pasirūpinkit draudimas laiku ir dabar.